Kada mes važiuojam per Europą, o dabar jau ne tik ir per tą Europą, kurioje mes esam jos dalis, jau ir Lietuvoje, ką mes matom? Kada praeina didelės trasos ir prie miestų jos aplimpa kažkokiais tai verslo ar kitokiais objektais. Mes dabar labai daug kalbam apie tai, kad mes esam didžiausia Lietuvos kryžkelė, mūsų labai gera geografinė padėtis. Pasakykit, ką mes iš to turim. Pakvėpuojam autostradą pravažiuojančių mašinų dujomis. Visa nauda. Reikia perkasti. Tai va. Todėl mes ir siūlom prie autostrados, žiūrim, Anykščiai, Ukmergė, Vilnius, Panevėžys. Kažkur. Mes pasirinkom šitą vietą, kur yra toks nedabaigtas viešbutis, žinot? Nedabytoje. Va, bet gali būti, nežinau, kažkokias teritorijos, didelės, va, gali būti iš visų keturių kampų ta autostrada tenai apstatyta. Ir būtent tokio dalyko tikrai nėra. Mes tai pavadinom Uk-Expo. Yra Lit-Expo, čia yra Uk-Expo. UK Expo čia. United Kingdom. Va. Lietuviais esame mes gimę. Dabar aš iškart noriu pasakyti štai ką. Visi, kiek mūsų čia yra, kas mes ką veikiam, kas ką gaminam, kas ką kuriam, viską galima talpinti į tokį nuolat veikiančią parodų ekspoziciją pardavimą. Visos įmonės, kurios gamina baldus, santechniką, žodžiu, siuva, ką mes turim Ukmergėj, toliau mūsų amatininkai visi, duonos kepėjai, gėlininkai, sūrininkai gali turėti savo ekspozicijas, kurios gali nuolat keisti ir taip pat be abejo ir prekiauti. Menininkai, kilnojamas muziejaus kampelis gali būti mobilus, ta prasme, nuolat besikeičiantis. Tiesiog ačiū, kad nepamiršau. Vėliau, ką jūs galvojate. Tai kaip aš ir sakau, toliau pramogos gali ten būti vėlgi kino salė, koncertų salė, na kas dar, plotai reklamoms įvairioms, už kuriuos galima gauti pinigus. Reklama, kaip patekti į mažąją Lietuvą iš tos vietos. Būtent informacinis centras, ne Ukmergės centre, kur antram aukšte nelabai jį kas atranda,